1 kart 4 bus 8. Nu, dėstytojau, nu kaip gali būti 1 kart 4, 8, 2 kart 1 yra 8. Nu, tai... Oi, nu, 2 kart 1. 2 kart 1 yra 6. Nu, dėstytojau, ai, nu gerai, Tai sutarėm. Sutarėm. Ir galėtum pasistengti su mokslais. O tai gabumo yra, o pritingi. Labą dieną, dėstytojau. Atėjau egzamino laikyti. Labai gerai. Koks pažymys reikalingas? Tai aš nežinau, o koks jums atsakymas reikalingas. Vat kokį atsakymą duosit, toks ir pažymys bus. Tai palaukit, nesupratau, ką jums duoti. Nesupratai? Da. Tai tu visai nepasiruošęs egzaminai. Ateini čia, trukdai man dirbti, aš per valandą aš turiu 40 studentų iškraustyti. Tai išklausyti. Oho, per 1,5 minutės 1 studentas? Ne, per 1,5 minutės 200 litų, tai čia mažiausiai. Nu, bet tau šitą nereikia. Bet dėstytojau, aš taip puoliai mokiausi, noriu išlaikyti egzaminą. Ach taip? Tai pažiūrėsiu. Imk bilietą. Bet tai juk bilietėlis tai troleibuso. O tu kokią norėjai? Loterijos? Ne, egzaminų. Egzaminų. Nu, gerai. Koks dalykas tave domina? Šiandien. Šiandien sporto teorija. Sporto teorija? Taip. Gerai, bus tau iš sporto teorijos. Klausimas iš sporto teorijos. Taip. 400 bėgikų išbėgo iš taško A į tašką B. Tai kiek bėgikų atbėgs į tašką B? 400. O! Vyras. Bet tai čia litais. A kiek bus doleriais? A tai kodėl jūs klausėt? Studentė, klausimus čia uždavinėju aš, dėstytojas. Dėstytojau, aš vis tiek nesuprantu. Na, matai, nesupranti, o tai egzaminų laikyti. Tu nepasiruošęs nei teoriškai, nei praktiškai. Tai kiek jūs man parašysit? 2. Nu, 2. Tai man jokios naudos. Man egzaminas neišlaikytas. Tai ir man jokios naudos. Aš 5 minutės su tavim buvau. O tai tu nors 2 turėjau, aš tai iš viso nieko. Bet dėstytojau, aš taip gerai rašiaus. Aš taip gerai mokėjau. Chamas, jis mokėjo. Ką tu mokėjai? Va, tavo kolega padžiunkimis. O tas tai moka dalyką. Jau 3 metai mokosi vien tik tai 100-kais. 10-kais mokosi. Nu, dabar dėstytojų supratau. Prašau, jūs užduokit man dar vieną klausimą, o aš pabandysiu jį teisingai atspėti. Nu, matau, studentas, tu irgi turi sąžinės balsą. Tu geras studentas, matau, ir turi teisę suklysti. Aš tą visiškai suprantu kaip tavo dėstytojas, todėl klausimas bus. Dabar tu man atsakyk tada, iš sporto teorijos. Aha. Kiek bus 200 bėgikų pribėgs prie 200 bėgikų ir kiek toliau bėgikų kartu bėgs? 10. Teisingai, 10 bėgikų. Nu, kitas žinių lygis studentas, taip sakant. Klausykit, dėstytojau, o kitą semestrą irgi 2 kart 2 bus 10, ką? Nebijokit, studentas. Irgi 2 kart 2 bus 10. O dėl pirmos savo klaidos, tai tu, studentas, reiškia, nesirūpink. Nesirūpink, palaikyk truputėlį. Reiškia, viskas bus gerai, kitas sykį, su tom klaidom. Kas čia dabar, studentas? A jūs, dėstytojau, irgi nesirūpinkit. Čia paprasčiausias policijos duotas pasiklausimo aparatėlis, kad jie girdėtų, kaip jūs kyšius įimate. Va. Nu, tu studentas ir gyvulys. Nu, tu ir gyvulys, studentas. Mane seną dėstytoją įduot policijai. Nu, tu ir gyvulys. A jūs, dėstytojau, irgi neblogas gyvūnas. Portfeliuką tai pasiimkit.